paprastai, vat kai pradeda degraduot santykiai, pradžioj žmonės to nemato. Ir bando prasprausti va tą fantaziją, kad viskas gerai. Ypatingai mes vyrai labai mėgstam padaryt tokį dalyką, kaip mums kreivai šleivai, jeigu važiuoja poroj, mus tenkina. Moteris dažniau kelia klausimus, kaip kreivai šleivai pradeda važiuot. Mes vyrai tempiam iki paskutinio. Ignoruojam problemą, ignoruojam realybę, bandom praslyst, nieko nedarydami. Tai pirmas momentas yra realybės ir to, kas vyksta blogai, ignoravimas. Staiga nebūna. Staiga pradėjo nešnekėt. Prieš tai buvo istorija. Ir ta istorija būna, aišku, kad mes ateinam su paradinėm uniformom, labai gražus. Vienas kitą pateikinėjom iš nuostabiausių pusių, bet to mus kilbasina narkotikai, vadinama proto pasimaišymu arba vadinama įsimylėjimu. Tai yra narkotinis ir netgi psichiatrinis efektas, kur keičia iš principo asmenybę kardinaliai. Ir ant tų narkotikų, nežinau, gerti teko kada nors gyvenime, taip seniai? Manau, kad teko. Taip iš dūšios šnekasi. Toks polėkis eina. Nerekomenduoju, bet patikėkit manim, ant narkotinės būsenos pora yra vienokia. Bet tai praeina. Ir paskui pareina tas toksai kampų glūdinimas, paskui ignoravimas problemų ir labą dieną. Turim, ką turim, pareina galų gale realybė, atsitrenkia asfaltu į veidą.